At 40, can I hear 5? At 5. At 45, now 50. At 45, I've got. At $45, can I hear 50 anyway? At $45. At $45, tell you that's 10 fine. At 45, we got 4 to 1. At $45 the bid is. At 45, can I hear 50? At $45 now. At 40. At 50. At $90 the bid is. At $90 there. At 90 it's only. At 35 it is. At 35. At 35, can I hear 40? At 35 the bid is there. At 35, can I hear 40? Kažin ar galima doleriais įvertinti 1000 mylių kelią į pergalę. Tolimoje Australijoje supermaratono išvakarėse mūsų herojus Petras Ilkinas miegojo atrodo ramiai. Daugiau nerimavo jo patarėjas Dainius Kepenis. Petrai laikas keltis. Liko iki starto 1 para. Kiek dabar valandų? Dabar po 10-15. Ne taip nuotaika, kaip išmiegojai. Vėspiai priprasti žemės Australijos laiko. Pakol viską gerai. Kol kas gerai viskas? Gerai viską. Pailsėjai? Viską tvarka. Nuotaika kovinga. Kaip tu vakar nesutikai, kada išgirdai, kad tame aukcione tau paskyrė 5 vietą tik tai? Nesutikai? Ne, kas čia kaip. Bet visi dabar turbūt nuotaika tavo kovinga? Ne. Ramus? Dar gerai, kad 5 ar 10 gal nesvarbu. Aišku. Ten finišas svarbu. Kiek tu, Petrai, per savo gyvenimą jau esi nubėgęs kilometrų, kaip tu manai? Oi, gal. Nu, kiek maždaug? Jau, galbūt per visą gyvenimą. Taip. Galbūt daugiau kaip 150 000. Nu, palauk, tai čia yra... Jeigu skaičiuoti... Aplink žemę jau bus 4 kartai greitai. Jeigu paskaičiuoti dar kariuomenį... 4 kartai aplink žemę subėgta, tu matai? Nu, žiūrėk, tai dabar... Kiek vasario mėnesį iš viso nubėgai kilometrų prieš varžybas? 1600 su virš. Aha, o sausio mėnesį kiek bėgai? Sausio to 2000. 2000. Jo, kažką. Ir gruodžio beveik 1000, ne? Nu, beveik. Netoli. Tai laikykim taip, 3, 4, daugiau negu 4,5 tūkstančių įveikta iki šito įvykio. Nu, matai, kad bėgti pasaulio čempionate ir atstovauti savo valstybei, ne šiaip savo, ne, čia reikia pasiruošti. Tai kiek nubėgai maratonų tokių po 42 kilometrus jau, kiek maratonų įveikta? Kažkas 35 kartus, 100 kilometrų apie 10, aplink Kretingą rajoną 81 kilometrų, 7 kartus. Na, paskiau 13 parinių, 2. 13 paros bėgimų, taip? Jo. Ir kiek dar? Dar 3 parų, 1 kartą 12 valandų, pusė paros buvo bėgimas Minske. Ir paskiau 2 sykiai 6, nu, 2 sykiai bėgau 1000 mylių, dabar 3. 3 kartą dalyvausi 1000 mylių bėgime. 2 sykiai apibėgau Lietuvą, Baltiją jūrą, Laivo. Tada viskas. Lietuvą. Greitai prabėgo paskutinė pasirengimo diena ir atėjo kovo 11-osios vidudienis. Karšto australiško rudens vidudienis, kai po trumpo iškilmingo atidarymo buvo duotas startas 1000 mylių bėgimui, kuriame dalyvavo patys ištvermingiausi, labiausiai patyrę planetos supermaratonų bėgikai. Su jais daugiau susipažinsime varžybų metu, nes kiekvienas jų nepakartojama įdomi asmenybė. O dabar startas. Pirmoji mylė, lengva ir šventiška.
Visi bėgimo dalyviai turi didelę patirtį, ne kartą yra įveikę supermaratonus. Jauniausias jų Smithas Bryanas iš Australijos, jam 44 metai, jis yra 3 kartus laimėjęs bėgimą Sidnėjus Melburnas. Beje, atkreipsite dėmesį, jo marškinėliai pažymėti 11 numeriu, o štai čia Petras Silkinas iš Lietuvos atidavęs vėliavėlę, jis jau pradeda tikrąjį bėgimą, kuris truks ne vieną dieną. Ne vieną dieną, ne vieną naktį. Šiame Nanango miesto stadione, kuris yra rytinėje Australijos dalyje. Kelis kartus per parą čia keisis teisėjai, kurie dabar dar tik susipažįsta su šio ilgo bėgimo dalyviais. Beje, čia bėga ir vienintelė moteris Alina Robinson, jai 50 metų ir ji atvykusi iš Didžiosios Britanijos, yra daugelio pasaulio rekordų savininkė. Jos numeris 8. Peteris Gibsonas, vienas seniausių dalyvių iš Naujosios Zelandijos, 19 numeris, o dabar matote, kad bėgimo dalyviai suka ratą atgal. Taip reikalauja taisyklės. Po 2,5 valandos šiame stadiono take sportininkai pasuka priešingą kryptimį. Tai bus 3 valandos, kai bėgam. Kaip nuotaika? Gera. Ar yra dar biškį nuovargio požymių? Ne, pakol kas nėra. Viskas gerai? Kovingas? Jo. Klaidas visas atstatėm? Dalyką. Valandą 15 minučių pirmas poilsis bus. Būsim pasirinkę geriausią taktiką. Nuo galo pabiškai kas ratą biškai aukštindis. Po 2 valandų 42 ratai. Labai gerai. Baigėsi diena ir štai prasidėjo pirmoji bėgimo naktis. Čia lyderių yra 11 numeris Smithas Bryanas iš Australijos. Toliau bėga 59 metų ispanas Jorge Alfredo, jo numeris 6. Ir štai Petras Silkinas. Kaip nuotaika? Nu, nieko. Bėgti reik. Ką? Bėgti reik. Viskas gerai? Nu. Nieko neskaudė, ne? Nu, žinau, pabiškį jau po visai nuovargis. Ja. Bet kaip visuomet, ne? Nu, visuomet tas dalykas. Paklaus visus bėgikus, jau paskui. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, good. Labas rytas, Petrai. Labas. Reikia kitą maikį. Kitą? Aišku. Karšta jau? Gerai, kai atbėgsi pakeisim. Tai bėga lyderis Smithas. O čia šiuo metu 4 vietos dalyvis Petras Silkinas iš Lietuvos. Kerta salotas, makaronus. Biškai buvo piktas, dabar atsigauna jau. Tai gerai užkapos visiškai atsigavęs. Praeis pyktis, ne? Pagerės nuotaika. Neskubėk, gerai kramtyk. O tokia turi būti valgyma. Nu tai, naktį, kur tu gausi tokio valgymo. Vakar tai nebuvo ten pas juos tokio valgymo. Reik paimtum, da. Reik paims. Šiandien paimsim. Taip, šiuo metu, kada yra kovo 12 diena, dabar yra 9 minutės po 9. Dabar valandą laiko poilsio ir per likusias 2 valandas iki pirmos paros pabaigos bus įveikta 160 km. Taip, Petrai? Kaip nuotaika? Normalne. Kodėl tavo kojas neįmėtas į ledą? Per šalta. Per šalta? Aha. Tai biškį palaikyk. Palaikyk biškį. Rektoriau. Lediniam vandenį. Rezultatai po 21 valandos. Gerai, dar vieną, jo. Gerai. Jo, aš pasakysiu jai. Taip, artėja antra naktis varžybų. Petras Silkinas. Tai artėja prie posūkio. Dabar vyks bėgimas į priešingą pusę, kad kojas nepavargtų. Sėkmės, Petrai. Kaip nuotaika, Petrai? Diena, vakaras, naktis, rytas. Keičiasi paros laikai, tik sportininkai tie patys suka ir suka ratus šiame stadione.
Nu, nebetraukė kojas? Gerai. Nebetraukė? Ne. Dabar gerai. Viskas. Gerai. Tik greitai nebėra, nerek. Arbatą išgėrė? Ir čiūčiut. Kur laikyta pati greitį visą laiką? Jo, bus gerai. Vis tiek 40 su viršų kilometrų bus iki Biliko. Ratą per 3 minutės. Nu. Praėjo daugiau nei 2 paros, tebe pirmauja Brianas Smithas, įveikęs jau 219 mylių. Vis dar nepavarkstanti Eleonora Robinson iš Anglijos ir Petras Silkinas bėgantis griežtai pagal savo parengtą iš anksto planą. Praėjo 3 paros ir įveikta jau 300 mylių. Beje, Petras Silkinas pakilo į antrąją šios lentelės vietą. Aha, gerai, visa gera. Nu, ačiū. Daug penki. Su žmona kalbėjai? Nu, su žmona. Matai? Sakau, trasą bėgu į šnekų. Sakė, šiandien per radiją girdėjau, šnekėjo apie mane. Nu, tu interviu ten, kad... Šiandien kalbėjau? Nu, gerai. Bėgu iki 12, paskiau migoti porą valandų. Dieną čia palikino pensininkai, o naktį dirba Australijos kariuomenė. Jaunimas palikino. Išaušo dar vienas rytas. Šiandien kovo 15. 4 darbo diena. Ты меня подожди. Na, o dabar, štai ką noriu pasakyti. Šiandien yra jau 4 mūsų darbo diena ir Petras turi visas galimybės laimėti šias varžybas, bet jam reikia daug kantrybės. Labas rytas! Labas rytas! Labas rytas! Labas rytas! Labas rytas! Gerai. Čia Brianas, jis dabar varžybų lyderis yra. Petras stengiasi jį pagauti. Nu, bet kojas pakeltas. 8:05, pusantros valandos yra poilsis. Šiandien iki pusiaudienio yra 4 diena, lieka kilometrų 19. Kaip manai, Petrai, įveiksime? Nu, pažiūrėsim. Įveiksim, jo. Gerai, turime ir siekis dabar. Šiandien per pusiaudienį po 4 dienų darbo bus įveikta 360 mylių. Čia yra masažuojamas varžybų lyderis Brianas Smithas. See, that's what we basically were going to. How are you, Smith? Brian. Hey. How are you? Keine. Ar tokį tempą išlaikysi? Parodys laiką. Parodys gamtą. Varžovas tavo seka tave iš paskos. Kaip tu vakar mes kvieti, taip čia ant tave seka Australas. Jam tas oras pritinka. O jeigu ant Lietuvoje dalyvautų, jam būtų antrei. In my opinion, the referee's got a rough thing. It wouldn't have been a different referee made that decision. He would have been Šiandien 38 laipsnių šešėlį. Kaip jautiesi, Petrai? Ukraina priima. Nu, nieko savo. Ką? Gali pakęsti tokį karštį. Kokia? Taip. Galima. Čia panašiai kaip Palangoje pirtį bėgdavom. Nu, pirkį seniau. Nu, matai, reiškia pasiruošimas padėjo. Padėjo.
Penktoji varžybų diena Brianas Smithas jau nubėgo 1860 ratų šiame stadione, prasidėjo ir pirmieji rekordai. Pirmoji tokį rekordą 400 mylių moterų bėgimo rekordą pasiekė Eleonora Robinson iš Didžiosios Britanijos. Taigi prasidėjo ir džiaugsmas, ir pati sunkiausioji varžybų atkarpa. Gerai, gerai. Ну, отлично, отлично состояние. Так и Отлично. будем бежать дальше. До Сколько? конца света, до конца жизни. Ты своих левков. Vegas, Lithuania. Sorry. Denis. It's Vegas, Denis. Hello, Maurice. Vegas. I've got you, Cliff. Should, really. Vegas, Petrai. Vegas. Алло. Vegas, Petrai. Алло. Viskas. Daugiau nesakysiu. Petrą pašėręs gali ir pats užkasti. A ką mes čia valgom? A ką visi žmonės paprasti? Duonytę, rūpę, stambaus malimo grūdų, pomidoriukai, apelsinukai, obuoliukai, pasultis obuolių. Kaip ir mūsų mokykloje pradžiam, išgeriame sulčių, sveikatą, o paskui užkasime. Štai čia ratu, iš to galo, linkui, visą dieną, jau 5 para, sukaratas po ratą Petras Ilkinas ir dar 16, kartu su juo 16 iškilmingiausių pasaulio žmonių. 2 iš jų jau baigė nuotolį. Baigė Dušanas Mravjė, slovėnas, neišlaikęs 2 dienų. Na ir Toni iš Melburno, vakar taip pat jis jau nutraukė savo trasą, kadangi va štai prabėga Petras. Dar rytą jisai pralaiminėjo Brianui Smithui maždaug apie 40 kilometrų, o dabar jau liko apie 20. Na, obuolių sulčių už tai galima paragauti. Kaip ten bebūtų, būti šalia šitų žmonių, tai yra nuostabu, tai yra fantastika. Nieko geriau nesugalvoti. Man tai yra pačios geriausios gyvenimo atostogos. Čia sutikau tiek puikių žmonių, tiek galiūnų. Ne kūno. Dvasios, tai yra visi dvasios galiūnai, kadangi įveik tokį nuotolį, kaip aš tai bėga. Šitatas man dabar. O va, paskui yra lyderis, Brianas Smithas. Man jau jisai eina. Petras niekada neina, jis visą laiką bėga. Tai tie žmonės visi, ne kūno, tai yra dvasios galiūnai. Nu, Petrukai, kaip savijauta, klausyk, 6 diena išaušo, pusę kelio nuėjom. A, biškai prabėgojom, ką? Ну, не gerai. Nieko, klausyk, būdai blogiau. Bet su to tai biškai jėgų. Reikės Man dabar varai po 2.20, po 2.40, nu. будильника попросить, как я разбуду. Dar vieną ratą, dar. Nu, tai Petras pasivijo savo varžovą, 6 diena ir po pietų 2:60 minutės. Jėlį prešal. Kovo 18 dieną, 2 valandą, pasivijo savo varžovą ir dabar jau technikos klausimas, kaip čia bus toliau. Nu, bet jau kaip dabar tavo reikalai, kaip nuotaika? Gera, greičiau reikia šok į vandenį. Šok į vandenį. Užsidirbai. Petras šiandien bėgo nuo 3 valandos nakties iki pat dabar, iki 2 valandos pietų. Tai skaitykime su 2,5 valandos pertrauka, tai yra 10,5 valandos be sustojimo bėgimas. Vakar naktis bėgo be sustojimo 11 valandų. Štai šitas plaukėjimas žmogaus, kuris atliko tikrą darbą. Apsigynęs ungurys.
Petras aplenkė Smiką. Pirmą kartą esi lyderis. Pirmas iki tu esi lyderis. Tu esi lyderis. Žiūrėk, vienas žvaigždė Petras yra dangui, pasižiūrėk. Aha. Vienintelis žvaigždė. Liko viena žvaigždė, ne? Morning. Karštas mėlynius rek. Arbatą. Gerai, Petrai, bus. 1000 kilometrų įveikta. Petrai, palauk biškį, va. Sustok prie vėliavos. Ateik prie vėliavos, ateik biškį. Petras įveikė 1000 kilometrų per 6 dienas, 23 valandas ir 48 minutės ir apie 15 sekundžių. Okay. That time was 6 days, 11, 48, 13. Okay. Okay. Ada licenę karščiau. Aš tai buvau. Kupelis Vodneris rengėsi štormui. Audra Australijoje. Liūtis, atėjo mūsų oras. Tatas, kai nereikės treningų Lietuva. Prašau, kaip reikia Lietuvos. Australijoje. Va, tokie puikus audimo treningai, matai? Kai tave išgelbėjo. Aš ir tu galę, parodyk iš kokios važiavęs čia. Va, prašau. Nu, Petrai, Lietuva žiūri tave. Smitas jau guli miega, bijo atsikelti to lietaus, o atėjo mūsų oras. Sveikuolių oras. Petrai, tu girdi, ką sakau? Tai ko tyli? Tu nesidžiaugi visai? Aš girdėjau, išgerti bėg. Išgertus? Jo. Petručio sėkmės. Jau lietuviškas rytas. Nebe karšta. Enjoy your breakfast? Что гауси какавос? Если бы не было войн, если не было бы вот этих погибелей, этих всяких катаклизмов, наша земля бы давно уже погибла. Война, если будет, это даже еще к лучшему. И все, и люди погибают, это может быть даже к лучшему. Когда худших не было бы последствий. Не себе, снег, сигарку, возьми. Нет, ну это нога. Но не знаешь, как это делать, потому что не работает над тобой. Matyt, ne veltui sakoma, neskubėk ir būsi pirmas. Štai Petras Silkinas pasiekė dar vieną pasaulio rekordą. Jis greičiausiai iš visų įveikė 1100 kilometrų. Ar Navicko nėra? Yra. Kur jis yra? Nuvažiavo pieno atvežti. O kol pieną vežė, Petras Silkinas pasiekė dar vieną pasaulio rekordą. Jis greičiausiai iš visų planetos vyrų nubėgo 700 mylių. As Petras Silkinas comes up here, he'll be doing 800 miles. Dar vienas 800 mylių bėgimo pasaulio rekordas priklauso Petrui Silkinui. Iki finišo lieka, atrodytų, visai nedaug, 2 paros. Ракбарза сутворки, мы повернули. Ты даже посыпала, сразу прокисала. Ну. Ну. Ar paliksim iki
Aš taip noriu. Greitinguos. Šitai geriau atrodo. Ne. Tu nešimatai, Noriu. У тебя есть работа. Well done, Patrick. Новые пасовые рекорды. 6,3 километра. Lieka viena para, Petriuk. Kaip nuotaika? Daugiau negu para. Ką? Gerai. Gerai? Jau. Tai ką sėkmės tau? Sėkmės. Iki finišo lieka beveik para. Nu taip, Petriuk, likus para iki finišo. Kaip savijauta? Gerai. Ko labiausiai norėtum, sakyk? Dabar? Jo. Eketė. Eketės? Eik tu. Kur dabar čia gauti ją? Australiją eketė. Grįšiu namo, tave panarysiu, kur nors į eketę, gerai? Gerai. Šaunuolis tu. Čia tavim susižadėjo visi, sakė, bažnyčiai šneka visi apie tave. Kas? Nu, man grįžo Algis iš bažnyčių, sako, ne visi žino. Kad sako, tas, o Gary Parsonas, kuris pernai čia laimėjo, sako, he is my hero. Tu esi jo herojus. Gary Parsonas, tu pernai čempionas šitų varžybų. Nu, matai. Gerai. Šlovę neši didelę. Savo šalį. Ir lieka 63 mylios, Petriuk. 63. Jo. Alio. 13 valandų dar iki finišo. Kaip savijauta? Ne, bus daugiau. 13. Nu tai be poilsio 13. Nu, reikės pamigot, bet... Tai koks 16 maždaug, ne? Tam rekordas bus užstats. Jo. Nu, sėkmės to. Sveikas. 4 ratai, pratai. Už nugaros 999 mylios. Lieka paskutinė, Petriuk. Kaip jautiesi? Normaliai. Gerai. Jokas ima. Nu, aha. Neidė šypsena. Negaliu šnekėti. Balsas. Bet tas žyba išlaimės. Times and duly from the advisor. Paskutiniai metrai. Gilinas į nangą. Petrus Silkenis from Lithuania, 1,000 miles this lap. What a great effort. Kovo 23 diena, 2 valandos 35 minutės. Šie skaičiai visam laikui įsimins Petrui Silkinui, tapusiam pasaulio supermaratono nugalėtoju, rašysiam dar vieną savo dienoraščio puslapį. 1000 mylių bėgimo puslapį, kurį Petrui Silkinui padėjo surašyti Dainius Kepenis, Alfredas Pledis ir Algirdas Žvinakevičius.